Sveiki atvykę į Matematikos guru kanalą. Išmokite matematiką kartu su mumis. Šiame video nagrinėsime Pitagoro teoremą. Šios temos nagrinėjimą pradėkime nuo stačiojo trikampio sąvokos. Statusis trikampis tai trikampis, kurio vienas iš trijų kampų yra status. Šiame paveikslėlyje tai yra kampas O, kurio dydis yra 90 laipsnių. Vadinasi, trikampis ABC yra statusis. Pitagoro teoremos nagrinėjimui taip pat reikalingos šios sąvokos. Stačiojo trikampio įžambinė yra šio trikampio kraštinė, esanti priešais statųjį kampą. Paveikslėlyje tai kraštinė BC. Stačiojo trikampio statiniai yra šio trikampio kraštinės, kurios sudaro statųjį kampą. Šiame paveikslėlyje tai kraštinės AB ir AC. Pitagoro teorema skamba taip. Stačiojo trikampio statinių ilgių kvadratų suma lygi įžambinės ilgio kvadratui. Paveikslėlyje yra trikampis ABC. Pitagoro formulė bus tokia. BC kvadratu lygu AC kvadratu plus AB kvadratu. Šioje formulėje BC yra trikampio įžambinė. AC ir AB yra trikampio statiniai. Panagrinėkime pavyzdį. Stačiojo trikampio statinių ilgiai yra 3 cm ir 4 cm. Apskaičiuokite šio trikampio įžambinės ilgį. Pažymėkime vieną statinį raidę o kitą raidę B, o įžambinę raidę C. Pagal Pitagoro teoremą gauname tokią lygtį a kvadratu plus b kvadratu lygu c kvadratu. Šioje lygtyje a yra vieno iš statinių ilgis, b yra kito iš dviejų statinių ilgis, c yra įžambinės ilgis. Taikome Pitagoro teoremos formulę ir apskaičiuojame įžambinės c ilgį. C kvadratu lygu 3 kvadratu plus 4 kvadratu. C kvadratu lygu 25. C lygu kvadratinė šaknis iš 25, kas lygu 5. Gauname, kad įžambinės ilgis yra 5 cm. Panagrinėkime kitą pavyzdį. Stačiojo trikampio įžambinės ilgis 13 cm. Vieno iš statinių ilgis yra 5 cm. Apskaičiuokite šio trikampio antrojo statinio ilgį. Pažymėkime vieną statinį raidę A, o kitą raidę B, o įžambinę raidę C. Šiuo atveju, kadangi yra nežinomas vieno iš statinių ilgis, tarkime statinio B, išreikškime jį iš šios lygties. Gauname, kad b kvadratu lygu c kvadratu minus a kvadratu. Taikome Pitagoro teoremos formulę ir apskaičiuojame statinio b ilgį. b kvadratu lygu 13 kvadratu minus 5 kvadratu. b kvadratu lygu 144. b lygu kvadratinė šaknis iš 144, kas lygu 12. Statinio b ilgis yra 12 cm. Daugiau naudingos informacijos rasite matematikosguru.com svetainėje. Taip pat sekite mūsų naujienas Facebook. Žiūrėkite naujausius video Matematikos guru YouTube kanale. Iki pasimatymų.